Labas, Karglas komanda. Noriu parodyti vieną dalyką. Į Google suvedus stiklų keitimas Vilnius. Google paieška yra skaidoma į dvi dalis. Places arba Google mapas ir internetinis puslapis webas. Kas liečia webą, atliktas darbas labai gerai. Esat pirmoji vietai ir netgi skaidomas į kelias linijas. Rekomenduojama. Kas tai atlieka darbą, tikrai ir šaunuolis. Tačiau pasižiūrėkime į tą vietą kaip places. Kurioje vietoje jūs būsite? Atkreipdėmėsi, kad jūs turite 4 filialus. Aš esu čia. Dabar, kur atrasime Karglasą. Apie 15 vietai. Turite 423 reviewais. Taip, bet pažiūrėkit, su 22 reviewais, 36 visokie garažiniai yra aukščiau už jūs. Pabandykime atrasti kitus jūsų filialus. Nematau. Kodėl tai yra svarbu? Toj pažvelgsime. Google turi kelias skirtingas paskyrų platformas. Tai Google Search'as, kur esat pirmoje vietoje. Ir Google Business profilis. Jūs jį esat susikūrę, bet nesusitvarkę. Jūsų neįmanoma praktiškai rasti. Kodėl tai svarbu? Nes Google Search'as sudaro 55, o Google Mapas sudaro 50-45%. Kas reiškia, pusė klientų, kurie ateina per Google, jūsų tiesiog neranda. Galima atlikti žemėlapiai suvesti. Dauguma klientų dabar pradeda naudotis tiek žemėlapių, tiek AI, o AI, dirbtinis intelektas, ima duomenis ne iš Google Webs'o puslapio, o iš Google Places duomenis. Tai reiškia, naudojant dirbtinį intelektą, jiems rekomendacijas duos, ką rodoma čia. O rekomendacijas ką rodo? Kad jūsų va kelintoj vietai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nesat topę. Ir tik vienintelis, kuris yra toli. Klientas labiau pasirinks arti savęs. Jūs turit filialus 4 ir jums vienintelį vietą čia rodo. Čia nėra tik, kad Palūkščio gatvė nerodo, jūs apskritai nerodo. Norėčiau atkreipti dar dėmesį, į dar laiką tai yra turit. Glassworldas, pažiūrėkit, jis yra iškėlęs į viršų. Aš jį iškėliau į patį viršų čia, su savo tam tikrais raktiniais žodžiais. Situacija tokia. Buvo randamas, bet prastai, į topuose jis nebuvo. Pakėliau, ką ir siūlau jums. Dėkui už dėmesį.